Diana, norime paimti iš jūsų interviu. Ar galime užduoti kelis klausimus? Labadiena. Taip, prašau. Kai dirbote darželio auklėtoje, ar jau turėjote svajonę tapti direktorė? Kai dirbau, tikrai neturėjau dar. Nes dirbau tai, ką tuo laiku, mano manimu, man buvo geriausia, ką aš geriausiai sugebėjau. Ar myli savo auklėtoją? Taip, O direktorė darželio? taip. O tau patinka vaikščioti į darželį? Ir žaisti patinka? O ką darželėje dar veikėt? Žaidžiam ir valgom kotletą. Kotletą? Ar mėgat per pietų pertrauką? Jo. O tu mėgi? Ar ne? Mėgau. Ir tu mėgi. Kas jums mieliausia Marijampolėje? Galvoju, kad mieliausia yra tai, kad aš čia esu sava. Aš galiu pasakyti, kad tai yra mano mokykla, čia gyvena mano tėvai, čia mane pažįsta žmonės ir aš juos pažįstu. Čia su manim sveikinasi visi vaikai, kurie lankė darželį. Tai man ir patinka ir mieliausia. Ar darželėje pakankamai vietos vaikams, žaislams? Ko labiausiai norėtumėte įgyti? Kadangi darželis mūsų yra 2 grupių, o čia veikia 4 grupės, tai be abejo vietos mes turim nedaug. O įsigyti labiausiai norėtume priestato, kuris leistų vaikams praplatinti erdves, leistų sportuoti vaikams ir užsiimti kitą papildomą veiklą. Užteks, vis tik viskas. Informacijos srautas, gyvenimo pokyčiai, labai greiti, kaip suspėjate? Galvoju, kad niekas dabar nespėja. Jeigu žmogus turi minčių ir svajonių, tai jis be abejo skuba ir skuba ir jam visada atrodys, kad jis nieko nespėja. Net dabartiniai vaikai, baigiantys dienai, pasako, kokia trumpa diena. Mes net pažaisti nespėjome. Kasdienybė, darbas, rutina nusibodo. Ką veikiate laisvalaikiu, jūsų hobiai? Myliu savo darbą ir jis yra be galo įdomus, todėl jis tikrai man nenusibosta. O mano hobis yra ūkininkavimas. Mėgstu dirbti darže, auginti gėles, daržovės. Be abejo, mėgstu pakeliauti. Už ką jūs myli vaikai? Galvoju už tai, kad aš juos labai myliu. Ar pasikeitė vaikai? Gal išvardintumėte kaip, lyginant kada ir pati mokytės? Manau, vaikai nesikeičia, keičiasi tik pasaulis aplink juos. Naujos technologijos, nauja informacija, o vaikai lieka vaikai. Jiems viskas įdomu, jie tokie pat žingeidūs, jie tokie pat linksmi. O kokie jie išaugs, be abejo, priklauso nuo mūsų ir nuo aplinkos. Ar tau patinka vaikščioti į darželį? Taip. Tikrai? O ką darželėje veikėt? Valėm kosą. Šiandien gimtadienis, taip, valgėm tortą. O ką mes Ir darom? palagę valgėm. Plastilinų, piešėm, šokam. Ką mes darom, vaikai? Subą valėm.
Pažvelkite į ateitį. Kokie darželio planai, vizija? Labiausiai norėtume, kad šitas darželis visada būtų pilnas vaikų. Kad vaikai noriai keliautų į darželį, kad jiems čia būtų įdomu ir kad tėveliai pasitikėtų darbuotojais ir jiems nereikėtų rūpintis dėl savo vaikų tol, kol jie yra šioje įstaigoje. Ačiū už interviu. Prašau. Reikia pasisveikinti vaikeliai. Pasisveikinam. Labas rytas. Labą dieną jau to. Labą dieną. Labą dieną. Labas. Ar jūs mylite savo darželio direktorę? Taip. Labai. Taip. O auklėtojas? Taip. Tikrai. Žiūrėk už rankas. Taip. Ar patinka jums vaikščioti į darželį? Taip. Žaidžiat? Taip. Kokie šaunuoliai.